Labas rytas, Lietuvos ryto televizijos žiūrovai. Jūsų ekranuose laida Švarūs miestai. Kviečiame susipažinti su kaunietė Akvilė, kuri senas lovatieses paverčia stilingais drabužiais bei aksesuarais, o užsiimti šią veiklą moterį įkvėpė prosenelės dovana. Tad dėmesio ekranus. Akvilė, kuriate drabužius, aksesuarus iš senų audinių, tokių kaip lovatieses. Papasakokit, kaip kilo idėja. Idėja kilo iš šeimos. Mano prosenelė anksti neteko vyro, augino 7 vaikus ir pati išmoko austi. Namie turėjo didelės staklės ir kažkaip būdavau maža mergaitė, mane pasodindavo ir bandydavo išmokti. Bet aš, kadangi jauna, man nusėdėti buvo sudėtinga, tai toks pažaidimas liko tas audimas. Ir tada jinai man 10 gimtadienio progą padovanojo savo rankomis austą lovatiesę kaip vyriausiai proanūkiai. Ir ta lovatiesė buvo daugiau nei 20 metų paslėpta spintoje, saugoma ir nenaudojama. Ir kažkada tvarkant spintą radau aš tą lovatiesę, prisiminiau visus prosenelės tuos audinius, kaip jinai daug laiko prie jų praleisdavo. Ir kilo mintis tada tos audinius prikelti naujam gyvenimui, nes dažnu atveju jau tie dydžiai nebetinka mūsų lovom, sofom, kad jas užtiesti, panaudoti. Tai vat ir kilo tada ta mintis panaudoti tuos audinius šiuolaikiniam gyvenimui, juos pritaikant tokiam naujam panaudojimui. Ar jūs pati siuvate visus šiuos gaminius? Nes mano siuvėjos siuva, turiu kelias siuvėjas, su kuriuom dirbu, mano idėjas, su jom pasitarėm, derinam, būna ir klientai savo norus išreiškia ir sukuriam tada tą vienetinį unikalų gaminį. Idėjos. Ir kur jūs semiatės? Šiaip pagrindinės mano idėjos yra iš gamtos, aš labai mėgstu gamtą ir gamtoj būnant atsiskleidžia tos visos idėjos. Gėlėse tie raštai tada, ten ir medžio žievėjai, tekstūros to audinio ir, tarkim, turiu aš audinį ir metus laiko jisai pas mane gali būti lentynoje ir aš nekyla idėja, ką su juo ir kaip būtų galima padaryti. Tai vat ir tada po metų laiko kažkur ar keliaujant ir kelionėse labai tas įkvėpimas ir kyla mintis, kaip jį būtų galima ir kur panaudoti ir ką iš jo sukurti. Tai kai audinys yra rankoje ir sukuriama idėja, tada yra ilgiausias procesas ieškant jam detalių, nes ir pamušalas, ir sagos ar kitos detalės, kaip kokios juostelės, yra panaudojamas taip pat iš antrų rankų, iš tai, ką turiu sukaupus ir suieškojus, tai tada yra derinamas pamušalas, sagos. Ir tuomet tie audiniai yra susivėję, susidėliojama ir viskas yra tada jau paleidžiama į gamybą ir sukuriamas tas vienetinis unikalus gaminys. Tai vat ilgiausias tas procesas ir kaip gimsta tas ieškojimas visų tų detalių į visumą, į vienumą, kad būtų tai išskirtiniu, unikalu. Nors ir pats audinys jau yra išskirtinis, unikalus, bet norisi, kad ir tas pamušalas būtų efektingas, gražus, derėtų, ar tos sagos irgi būtų prisiderintos prie to švarkelio ar kito gaminio. Drabužius ir aksesuarus vienyje ne tik tvarumas, bet jie visi gražiai yra po prekės ženklų anūkai. Pavadinimas, kaip šitas kilo? Tai jisai kilo savaime. Vieną vakarą kažkaip sėdėdama, taip labai lengvai, paprastai kilo, kad aš esu anūkės ir buvau proanūkė, kas prosenelės audinys ir kad tie audiniai yra ten kelių dešimtmečių senumo ir aš kaip anūkė, norėdama panaudoti tuos senelių audinius ir atstovaudama anūkus, sukūriau prekinį ženklą anūkai. Iš tikrųjų, kuriate tvarų ir ekologišką prekės ženklą, o jūsų kasdienybėje, asmeninėme gyvenime, kiek yra to tvarumo? Prieš pradėdant šitą veiklą tai mažai jo buvo iš tikrųjų, bet kai ją pradėjau ir pamačiau, kiek visko yra sukurta ir kiek galima panaudoti antrą kartą, tai pas mane dabar labai daug yra gyvenime to tvarumo, nes ir visi namie ir indai yra, tarkim, senelių palikimas, kad neišmetam, o naudojam tai, kas jau yra ir pačioj, ir mano drabužiai jau irgi yra pasikeitę, kad seniau pirkdavau ten naujus, o dabar pagrinde visi yra iš Vintedo, iš dėvėtų drabužių parduotuvių, iš bagažinių turgaus, kas labai yra dabar populiaru ir labai galima atrasti gerų gaminių, tai daug yra iš tikrųjų. Ir šiandien jūs esate pasipuošusi savo kūrybą.
Taip, tai čia yra ir marškiniai, ir kostiumėlis mano kūryba, irgi iš vilnonio audinio, tai vat yra daug to buvusio Kauno fabriko drobės vilnonių audinių, tai jie yra labai kokybiški, tai va šitas švarkelis, ne švarkelis, kostiumėlis liemenė yra iš drobės fabriko audinio ir marškiniai lininiai iš paklodės ar rankšluosčio. Šį reportažą pristato Gamintojų ir importuotojų asociacija Gamtos ateitis, licencijuota pakuočių atliekų tvarkymo organizacija, koordinuojant Lietuvos gamintojų ir importuotojų pakuočių atliekų tvarkymą. Apie pakuočių atliekų rūšiavimą plačiau gamtosateitis.lt. Prisistatote kaip ekologiškos ir natūralios kosmetikos ekspertai ir dalinatės natūralios gyvensenos filosofiją. Kodėl jums tai yra svarbu? Mes jau 20 metų dirbame įmonėje Joara ir visą tą laiką propaguojam natūralią ir ekologišką kosmetiką, nes mums visoms, kurios čia dirbame, tai yra natūrali gyvenimo tąsa. Mes pirmieji mokėme partnerių darbuotojus ir dėstėme tokius seminarus, kaip kuo skiriasi natūrali kosmetika nuo įprastos kosmetikos. Tai iš tiesų mums tai yra gyvenimo būdas, nes mums svarbu, kokioje aplinkoje gyvens mūsų vaikai, mūsų anūkai ir koks bus pasaulis po mūsų. O galite paaiškinti, kuo skiriasi ekologiška kosmetika ir natūrali kosmetika? Ar skiriasi kažkuo? Iš tiesų tikrai skiriasi. Dabar aplinka užteršta, ar ne, dirvožemiai užteršti. Ir organizacijos sertifikuojančios gaminius tikrai labai daug dėmesio skiria tam, kad žmonės suprastų, kas yra natūrali, kas yra ekologiška ir tie žymenys visi ir parodo, kad būtent šita kosmetika natūrali ir ekologiška. Jeigu kosmetika ekologiška, tai jinai tikrai bus natūrali, bet jeigu jinai natūrali, tai dar nereiškia, kad ekologiška. Paprasčiausias pavyzdys – ramunėlė, užauginta pakeliai kažkur, ar ne, išmetamis dujos, degalai ir taip toliau, tarša, tai ji tikrai nebus ekologiška. Bet užauginta ekologinė žemdirbystės sąlygomis, transportuojama, perdirbama pagal griežtus reikalavimus, specialiuose rajonuose, ekologiškose ūkiuose, taip ji bus ekologiška. O kokia kosmetika yra sveika žmogui? Žiūrovas besirinkdamas kosmetiką, į ką turėtų atkreipti dėmesį? Pirmiausia, noriu pasakyti, kad kosmetika nėra tokia nekenksminga, kaip mes įsivaizdavome. Turėjome aibę seminarų, Novexpert mokslininkai pateikė mums labai išsamios įdomios informacijos ir priminė, kad per dieną, naudodami labai daug kosmetikos, mes ant mūsų odos patenka net 500 kosmetikos įvairių molekulių. Per gyvenimą vidutiniškai moteris sunaudoja iki 500 kg kosmetikos. Ir kosmetika nėra tokia neskvarbi, ji patenka giliai iki dermos, į kraują, į šlapimą. Yra moksliniai tyrimai atlikti ir rasta kūdikio virkštelėje, motinos piene, sintetinių ingredientų, endokrinologinėme audinyje. Ir nustojus naudoti sintetinę kosmetiką, organizmas be abejo pašalina tas sintetinius ingredientus. O pakalbėkime apie produktų pakuotes. Iš tiesų, produktais atkeliauja labai daug pakuočių. Koks yra jų rūšiavimas? Dabar plačiaja prasme ir kaip įmonės prasme. Čia galime kelias prasmes paliesti. Pirmiausia, mes darbuojame su tais gamintojais, kuriems ekologija yra labai svarbi. Ir kaip aš minėjau, kas liks po mūsų vaikams, jiems yra labai svarbu. Visi gamintojai, gaminantis natūraliai ir ekologišką kosmetiką, labai daug dėmesio skiria pakuotėjai, nes taip kaip ir mums, visiems mūsų partneriams labai svarbu, kokią ateitį turės mūsų vaikai ir vaikaičiai, kad aplinka nebūtų užteršta, nes tikrai visi labai mylim žmonės, gamtą, gyvuliukus ir panašiai. Visa kūrinyje. Tai dabar labai didelis dėmesys perdirbamai pakuotei. Pavyzdžiui, EcoCert reikalavimas, kuriuo paženklintas, pavyzdžiui, Novexpert prekinės ženklas. Taip, tai yra reikalavimas, kad pakuotė būtų perdirbama arba iš antrinių žaliavų. Dabar Idun Minerals pakeitė visas pakuotės, nes, kaip žinia, juodas plastikas nėra perdirbamas, lygiai taip pat kaip ir nėra perdirbami gaminiai su veidrodėliais, jie tiesiog patenka į didžiulę šiukšlių krūvą.
Ir ne tik tai būtent pakeičiama į specialiai apdorotą kartoninį dėklą, bet lygiai taip pat labai sumažinamas naudojimo plastiko kiekis. Tūkstančiais tonų dabar sumažinamas yra plastiko kiekis, tai irgi taip pat yra ir ekocertų, ir kitų prekių ženklų reikalavimas. Sveiki sugrįžę, mes tęsiame laidą Švarūs miestai. Antroje laidos dalyje pakalbėkime apie alternatyvųjį kurą, kuris gali padėti greičiau pasiekti Europoje žaliojo kurso numatytus reikalavimus. Lietuvoje Europos žalesis kursas jau įsibėgėja. Kaip manote, ar valstybė skiria jam pakankamai dėmesio ir kokių rezultatų jau yra pasiekta ir kur visgi dar reikėtų pasitempti? Dėmesio skiriama ganėtinai nemažai, visada, žinoma, norisi, kad jo būtų daugiau ir tikslingesnio. Pirmieji rezultatai, sakyčiau, kad jau pradeda matytis. Vežėjai pradeda tikrai nuoširdžiai ieškoti alternatyvų seniem darbo metodam ar seniem kuram, kuriuos naudojo. Tai vat, pirmosios kregždės, kur vežėjai pradeda domėtis biodujomis, kitomis alternatyvomis. Krovinių pervežimas vis dar yra opi problema. Kodėl krovinių vežėjai turėtų skirti dėmesį alternatyviems degalams? Viena, kai yra reikalaujama valdžios ar bendrai. Kita, kai tuos reikalavimus diktuoja klientai. Ir esame virsmo momente, kai kurie klientai pradeda reikalauti savo paslaugų teikėjų ekologiškų sprendimų. Ir tai automatiškai verčia ir pačius vežėjus pradėti galvoti, ką daryti kitaip, žaliau ir draugiškiau aplinkai. Mes vis dažniau girdime apie suskystintas dujas, biometaną. Kuo ši degalų rūšis yra pranašesnė už kitas degalų rūšis? Iš tikrųjų, čia tokia degalų rūšis, kuri kaip ir labai senai yra žinoma, naudojama ir buvo pakankamai nišinė. Įdomi dalis yra ta, kad šiai dienai tai yra pats efektyviausias sprendimas siekiant žalumo ir draugiškumo aplinkai. Deja, kartais greenwashingas ir bendras triukšmas užslepia ar neatskleidžia tikrųjų naudų naudojant šitos kurus. Bet labai tikimės, kad vežėjai pradės daugiau tuo domėtis, supras naudą ir pradės daugiau naudoti. Taip, bet iš tikrųjų, ką reikėtų daryti, kad biometanas taptų populiaresnė degalų rūšimi? Tęsti tą kryptį, kuria pradėta eiti, akcizų prasme, paramos transporto priemonėm prasme. Kuo daugiau transporto priemonių, tuo daugiau yra motyvacijos plėsti pildymo tinklą. Tai tas procesas kaip ir juda, tik tai, žinoma, kaip ir viskas reikalauja eilės metų, kad tai įsivažiuotų ir būtų matomų mastu. O kokiu apčiuopiamų rezultatų galėtume pasiekti plačiau naudojant biometaną? Biometanas yra tokia įdomi medžiaga ar kuro rūšis, kuri turi labai ganėtinai daug savybių. Labai daug paralelių yra su elektros energija. Iš tikrųjų, biometanas gali būti tiek labai draugiškas aplinkai, tiek šiaip savo, tiesiog biometanas. Visa tai priklauso nuo to, kaip jis buvo pagamintas, iš kokių žaliavų ir kiek taršos sutaupimų įvyko būtent gamybos metu. Tai vėlgi čia yra paralelė elektrai. Tai kuo daugiau biometano bus naudojama transporte, kuo jisai bus draugiškesnis aplinkai, tuo švariau mes vykdysim transporto paslaugas.
Mums už nugaros yra suskystintų dujų stotelė. Stotis, papasakokite apie ją plačiau. Suskystintos gamtinės dujos vėlgi yra įdomi kuro alternatyva, kuri yra labiausiai tinkama sunkiajam transportui, būtent krovinių vežimui ir dėl technologinių savybių ir kitų dalykų ganėtinai lėtai skinasi kelią. Tačiau šiai dienai tai yra praktiškai vienintelė reali alternatyva dyzelinui, švaresniam transportavimo paslaugų teikimui, ypatingai turint omeny, kad tai yra pilna galimybė naudoti ir bio LNG, biometaną skystam pavidale greitų metu. Tai vėlgi, tai yra didžiulis potencialas labai greitai ir paprastai pasiekti žalumo transporto srityje. Pakalbėkime apie sunkvežimius, kurie yra varomi biometanu. Kodėl jūsų įmonė nusprendė juos investuoti? Daug yra privalumų biometano, bet visų pirma, tos investicijos turbūt galima išskirstyti į investicijas, kurias kaip gamintojas, kaip mes matome, atsimuša į tam tikrus sutaupimus klientui. Tas pats biometanas, kaip dujos, netgi šiuo metu Lietuvoje, jis yra pigesnis kuras už dyzeliną. Antras dalykas yra tas, kad techniškai pats biometanas, kaip kuras ir kaip technologija biometano, tai jinai nieko nesiskiria nuo kitų vidaus degimo variklių technologijų. Technologija yra žinoma, jinai yra daug metų jau puoselėta ir tikrai labai tvari. Trečias turbūt privalumas, biometanas yra visiškai atsinaujinantis kuras. Ir čia, kai kada mes maišome biometaną su tiesiog paprastomis dujomis, kurios yra gaminamos iš iškastinio kuro ir nėra atsinaujinančios. Čia yra atsinaujinantis kuras ir tai yra šiuo metu greičiausiai pati pigiausia alternatyva iškastiniam kurui. Na ir aišku, kitas dalykas tai yra tvarumas. Apie ką mes visi kalbame. Toksai automobilis šiuo metu, jisai greičiausiai tikrai yra vienas iš tvariausių rinkoje iš komercinio transporto sprendimo. O dar galima pridurti, kokie yra biometano privalumai, kai kalbame apie, lyginant, tarkim, su kitomis degalų rūšimis? Na, tai kaip ir minėjau, tai yra visiškai atsinaujinantis kuras. Ir vėlgi nereikia maišyti su paprastomis dujomis. Paėmus visą gamybos ciklą šito kuro, tai yra pilnai atsinaujinantis kuras, visiškai alternatyvus kuras. Tai yra labai didelė paspirtis jį naudoti, ypač kai turime tikrai labai ambicingus tikslus tie gamintojai, kurie turi pasiekti tam tikrus tvarumo tikslus iki 30 metų, iki 35 metų. Tos pačios valstybės turi tos pačius tikslus užsibrėžę. Tai tokio tipo transporto priemonės varomos biometanu, jos tikrai gali stipriai prisidėti, ypač dabar, prie tų planų įvykdymo. Tai biometanas čia labai į temą tikrai pasireiškia ir tai yra kuras, kuris gaminamas ir Lietuvoje. Tai skatina ir žiedinę ekonomiką, tai tikrai kuras, kurį gamina vietiniai gamintojai. Šiuo metu tie gamintojai, kurie jį gamina dažniausiai ir eksportuoja, kadangi Lietuvoje tokio kuro naudojimas nėra dar toks didelis. Tokių automobilių varomų biometanų labai daug nėra. Bet jų didėja ir faktas, kad didės naudojimas Lietuvoje. O tai yra jau tikrai labai geras žiedinės ekonomikos kūrimas ir tų pačių gamintojų skatinimas čia Lietuvoje naudoti tokį kurą. O koks yra CO2 sumažinimo kiekis naudojant biometaną? Pateiksiu tokius galbūt skaičius tiek procentaliai, tiek ir kilogramais arba tonomis netgi, kadangi sumažinimas yra tiesiog labai didelis. Tai palyginus su tokiu pačiu dyzeliniu analogu, komercinė transporto priemonė pavyzdžiui, sunkvežimį, biometanu varomas automobilis naudos vidutiniškai apie 80% mažiau anglies dvideginio, CO2. Tai yra tikrai daug, jeigu paėmus ne procentaliai, o sakysime skaičiais paėmus, tai galiu pasakyti taip, kad per visą automobilio pirminį gyvavimo ciklą, o mes jį
skaičiuojame apie 7 metus nuo automobilio įsigijimo iki pardavimo antram klientui, galima taip sakyti. Toksai automobilis naudoja apie 450-500 tonų CO2. Tai įsivaizduokite, 80% sumažinimas, tai yra apie 350 tonų sutaupimas. Tai 350 tonų vienam automobiliui per savo gyvenimo ciklą. Tokių automobilių Lietuvoje naudotų sunkiųjų važinėja apie 4,5-5 tūkstančius. Tai idealiu atveju, aišku, jeigu visi perėtų prie tokio kuro, tai sutaupytume milijonus tonų CO2, bet tai yra idealus atvejis, bet skaičiai sako patys už save, tai yra tikrai labai daug. Tokie automobiliai, būtent kuras ir alternatyvus kuras ir alternatyvų kurų varomi automobiliai, jie yra skatinami netgi valstybiniu mastu, yra vyriausybės subsidijos, kurias klientai gali naudotis iki 50 000 eurų biometanų varomam automobiliui šiuo metu galima gauti. Tai kodėl tai yra svarbu, tai vėlgi skatinama ta žiedinė ekonomika, kuras gaminamas Lietuvoje, jisai naudojamas Lietuvoje, automobiliai taip pat naudojami Lietuvoje, tai jie dekarbonizuoja tą aplinką. Tai ir yra šitas skatinimas tikrai labai svarbus, kodėl aš esu taip įsitikinęs, kad dar kaip minimum 100 automobilių atsiras per artimiausius keletą mėnesių. Tai būtent ta programa ir skatina žmonės investuoti į tokią techniką. Tai paskatins irgi infrastruktūros naudojimą, automatiškai paskatins ir to pačio kuro naudojimą Lietuvoje. Tai yra tikrai labai svarbu ir mes tikrai tą programą sekame ir matome, kad jinai tikrai aktyvi ir žmonės domisi. Šiandien tiek. Ačiū, kad žiūrėjote. Jeigu ir jūs norite papasakoti savo ekologiškesnio ir tvaresnio gyvenimo istoriją, parašykite mums žinutę Facebook puslapyje Švarūs miestai.